Pažvelk į šių dienų pasaulį. Tikriausiai sutiktum su faktu, kad pasaulyje yra gėris ir blogis. Tikriausiai sutiksi su faktu ir kad mumise žmonėse yra kažkiek gėrio ir kažkiek blogio. Dievas sukūrė mus be klaidų, bet jis sukūrė mus su teisė rinktis. Mes iš prigimties dažnai priimame blogus sprendimus, darome blogus dalykus. Ir kiekvienas žmogus žemėje bent kartą melavo, bent kartą nepagarbiai elgėsi su savo tėvais. Todėl nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų tobulas. Bet būtent todėl Dievas atsiuntė į šį pasaulį savo sūnų. Ir būti krikščionimi nereiškia, kad man reikia atsisakyti dalykų, kurie man kelia malonumą. Tai reiškia, kad aš stengiuosi nedaryti dalykų, kurie kenkia man arba kitiems. Ir kiekvieną kartą, kai pripažįstam Jėzaus akivaizdoje, kad padarėm kažką blogai, jis iškart tą kaltę atleidžia ir pamiršta. Ir jis visą laiką laukia mūsų išskėstomis rankomis. Todėl neversk ilgiau jo laukti, eik pas jį ir mėgaukis gyvenimu su juo.